Taip, taigi, finalinė kova tarp Breach ir KRR. Ir tai yra Baltic Sprint turnyras, kuriame galite sudalyvauti ir jūs. Ir taip, mandagus žaidėjai, palinkime vienas kitam gero žaidimą. Žemėlapis vadinasi Xel'Naga Caverns, prieš tai buvęs vadinasi Shakuras Plateau. O dar prieš tai buvo Shattered Temple, o dar prieš tai Shakuras Plateau. Taip, kad atsikrebiau už visus žemėlapius, už visų jų pavadinimus. Taip, ir... Taip, smagu, pažiūrėsim, kas laimės. Tiesą pasakius, aš dabar nepamenu, kas laimės. Nors ir siunčiausi šitos ir mačiau, kas laimės, bet dabar nepamenu, kas laimės. Gerai, bet kuriuo atveju. Tai grįžtu prie tos temos, kodėl aš klausiu, kodėl ant full screen, ar žiūriu tik mažam langelį. Nes visiems nelabai patiko, kad aš buvau šitą laiko liniją pakėlęs. Bet tai, kai žiūri per mažą langelį, tai bet kuriuo atveju matai, kiek laiko liko ir kiek praėjo. Tai nežinau, jokio man atrodo skirtumo, bet jeigu jūs visi žiūri per full screen, kaip ir aš stengiuosi dažniausiai žiūrėti per full screen, kokį nors HD ar Husky, ar dar ką nors, tai tuomet, aišku, suprantama, kad galbūt netaip smagu sužinot, kada baigsis kova. Tai, ir šiaip, bet kuriuo atveju man įdomu, galbūt tada darysiu ne 720 pikselių vaizdo įrašus, gal kiek mažesnius, man greičiau bus laiko įkelt. Gal tada daugiau filmukų įkeli, nes vis man nesuper internetas. Ir įkelt filmą, tai, vienu žodžiu, labai daug laiko užtrunka. Ir jo, o aš noriu kaip ir palnaš StarCraft, o ne kelt filmukus. Ne, šiaip ir noriu kelt filmukus, aišku. Tai, bet kuriuo atveju, man šiaip įdomu, ar jūs žiūrite ant full screen, ar į tiesiog langelį tam mažiuką. Taip, ką mes matom švalgus, štai matom vienas zondas, gal nuėmės kur nors kokį nors kaupimą į kristalą, iš kurio bus galima vėliau gaminti visokius blogus dėdės. Štai matom agresyvusis žemiečių darbininkas, tiesiog gręžia skydus šitą daigalą, kiek esu... Oho, 125 gyvybės taškus atima šitam pastatui. Sakyčiau, toks neblogas kraštelis. Zondas toliau laukia agresijos. To jis galės ir sulaukti, jeigu šitas dėdulė nuspręs ką nors nušaut, ką mes matom. Šitas zondas, tai yra zondas darbininkas, gręžia viską, kas tik papuola jam. Tiesa, jis nujaučia, kad tuoj bus jam kaput, tai neša kudašių. Taip ir turim. Tai matom fabriką ir Breach gal pirmą kartą kurs tankus. Būtų labai smagu. Ir ką mes matom? Matom vieni vartai, matom kiti vartai, matom treti vartai. Gal 4 vartus KRR darys. Vadinamąjį 4-gate. Kas bus labai nebloga jėga pradžiai, bet nežinau, jeigu pasipils tankai, tai factory, o čia yra technologijų laboratorija. Na, dažniausiai tai tankus daro su technologijų laboratorijom. Štai matom, zondas bandė įkišti savo trigrašį. Neįkišo nei vieno grašio. Taip, šitas darbininkas toliau pimbinėja po visą žemėlapį. Kaip jis neturi ką veikti. Taip, matysim tik 3 vartus ir... Na, matyt labai... O kas čia? Saulėlydžio taryba. Tai matysim psichoaudras ar barofontus ar dar kažką tai. Nu, pažiūrėsim, kas čia gausis. Tiesą pasakius prieš tankus. Kas čia? Vėl technologijų laboratorija. Na, technologijų laboratorija. Ką mes matom? Vardą juodvarnį. Tai pirmasis tankas ir... matysim nematomus tamplierius, kurie skers viską aplinkui, bet dėja, KRR nežino, kad varnas yra gaminamas, kuris visus tamplierius mato. Ir žiūrim, kokių patobulinimų kol kas nėra, reiktų šiaip
gulties režimą daryti. Būtų pats tas jau kaip ir pradėti. Ne. Na, karar dabar supras, kad išlamštas, kad yra tankų, nes apgulties režimu jie viską čia ištaškės. Karar nusprendžia atsitraukti, kadangi gavo šiek tiek įliulį. Ir štai matom šmėklas. Pirmasis šmėklas. Ir... O ką turės prieš šmėklas? Ogi nieko turės. Na, nežinau. Karare čia nelabai nusisekė, tiesą pasakius, su jo pastatų, šiaip strategijos pasirinkimu. Nežinau, man atrodo, jis nematė juodvarnį ir nematė šmėklų, tai vadinasi nežinos. Ajajaj. O gulties režimo vis dar nėra. Viskas aišku. Bridge tiesiog bėgdamas šaudys. Štai matom ir... Ajajaj. Dabar kararas supras. Man šakės. Štai matom ketvirtuosius vartus. Bet jie jau dabar, manyčiau, nelabai ką išgelbės. Čia yra... štai pilonas vienas. Tai yra kaupiamasis sas, bet spjovė jis jį. Viena vertus neišsidavė, kad turi armikoje, nors šiaip užsidavė, matė per rampą kaip praėjo. Gretvi nematė vis tiek šmėklos. Ir... čia kažkas buvo. Gretvi mums jis nerūpė daugiau. Štai matom, kaupiamieji kristalai bus paaukoti. Na ir tai veikiausiai bus GG. Nes nežinau. Yra vienas sargas, bet kiek iš energijos turi 190, o šitie reikalauja 50. 4 galės skydus užmest, bet numetimų laivų nėra. Medivakų, taip sakant. Bet užtat yra. Ką mes čia matom? Ajajaj. Štai matom bunkerį. Ajajaj. Ir dar vieną bunkerį. Man atrodo, karara visgi praloš. Ojojoj, kaip negerai čia viskas atrodo. Ypač dabar, kai barikadas statosi. Trečias bunkeris. O kaip čia viskas negerai atrodo. Iš karara pustas. Negana to, Bridge dabar galės ramiausiai išsiplėsti. Ką ir mano nakiuką tik padarė. Ir... Ajajaj, ir gulties režimas toj bus baigtas. Ajajaj, o ir juodvarnis yra.